Jeigu kažkas masės auginimo periodu valgė 3000 kalorijų, tam, kad pradėtų deginti riebalus, nereikia pradėti valgyti 1800 arba 2000. Užtenka 10% sumažinti kaloringumą, tai yra iš 3000 atimti 300, lieka 2700. O sakydamas lėtas svorio kritimas, turiu omeny, kad deginant riebalus svorio kritimas ir saugant raumenų masę turi būti nedidesnis negu 1% kūno masės per savaitę. Tai yra, jeigu aš sveriu 100 kg, per savaitę turėčiau stengtis numesti nedaugiau negu 1 kg, nes metant daugiau svorio irgi didėja tikimybė, kad bus aukojami raumenys. Treniruotė su svoriais įgalina dietos metu išlaikyti turimus raumenys. Po to prisideda kardio, jeigu jis yra daromas ir jisai nebūtinai gali būti daromas. Tai yra, galima pasiekti tą gerą formą ir visiškai netliekant kardio krūvio, negalima to padaryti netlikinėjant jėgos treniruotę.